sostinė. Aukštaitijos sostinė. Antras pagal dydį Panevėžio miestas. Jie debilai nesupranta, kad aš filmuoju. Ai. Jis gal fotkintis norėjo. Čia kalba labai kažkaip juokingai, sako, pravet. Mes pasiklydom kažkur čia biškį. Megztinis. O čia ne megztinis. Davai. O. Čia aš vakar blynus dar dariau. Oi. Nai. Čia įsukta kažkas jūs ar tiesiog? Tiesiog blynai. Opa, fotografija. Tai balandžiai davė gerai. Nu jau kvapai kaip Londono lėktuve visi. Ne, aš nenoriu. Tai aš darau. Labai skanėm. Tai Ignalina irgi man reikia labai. Jie greičiausią greitį pramušė 8.5. Čia jų greičiausias greitis buvo per visą laiką. 8.5. Tai jie vėluos į renginį. Katina, muš Katina, muš. Oi, katutė. Yra benzai. Benzai yra, bet aš galvoju, gal kavytės kokios pasimta. Biškiai atsigaut. Ateina tvarkyti moterų vamzdyno vienuolynę. Mokytoja, aš valgau fulgai. Kas fulgai? Tai čia menas, čia yra gražu. Vokiečiams. Ką mums durniems lietuviams suprasta apie meną. Važiavo kaip viešai iš Vilniaus, iš Švenčionių. Tai kad kandas Bet laukia. neapsisukinės jau čia. Mes jas aplenksim vis tiek. Ai, kai ten tas P raidės visokią sako, ne? Ir... Jo. Ir kai tiesiog, taip, Shari gangsters. No me, man live tune your hoodie. Tai nes tu nemoki. Ai. Tai neužusa. Problemos su fokusacija. Smagu man gamtoj, kai gražus oras, pastovėt ant vėjo. Bent jau su kavytė. Mariau, kiek jūs sveriat? Šiaip. 60. O, aš irgi. Tai kaip Danukas. Irgi. Aš irgi. Ir Danukas tiek, ne? Aš irgi. Kiek tu ir? 7-2. Ai, gal aš sunkiausias. O tu kiek? Šiam 4. O tu, Mariau? Šiam 3. Aš esu sunkiausias, taip, iš visų. Jo. Taip išeina. Tai tu stariausias? Nu jo, manyčiau. Nemandagu taip sakyti. Bet po negroja muzika, viską užblokuos. Ai, Mikrofonas vis tik priekį tą filmuoja nu daugiausiai. tai va, tai važiuojame į Zarasus. Jau kelintas kilometras kelio. Kupiniai įspūdžių. Jo, buvom sustoję kavytės. Susijaudinę vėjas kedena mūsų plaukus. Jiems dar 8 kilometrai iki. O, tai mes dar būsim pirmiau už juos. Jo, aš nesuprantu, kaip jie taip lėtai Na, važiuoja. per aplinkelius kažkur greičiausiai sukioja. Tai va, nuotaikos buvom sustoję kavytės atsigert. Kelias neprailgsta, taip sakant, važiuojam linksmai. Smagi kompanija, yra nemalonių žmonių vienas kitas, bet kompanija vis tiek. Tai aš tam turiu tapinėjai. Mokytojau, jau čia neapykantos prasideda. Vairuotojas geras, smagus, pakalbėt yra su kuo. Nu, savęs nepagirsi, kiti nepagirs. Ne, mokytojau. Ir įsilavinęs, ir smagus žmogus, Ir kvepia skaniai. ir kvepiu skaniai. Ir plaukai plevesuoja labai gražiai. Jau ką turiu, tai gerą kvapą. Ir plaukus. Ir plaukų spalvą. Pečiūnai yra senovinis, vienas gražiausių Lietuvos kaimų. Kaip mums sekasi. Istorinės kapinės, dvaras, dvaro tvenkinys ir vietos regioninis parkas. Aš šitas vietas žinau kaip savo... Čia mano tėviškė, aš čia užaugau. Čia man kiekviena šaligatvio plytelė pažįstama. Kiekvienas stulpas. O! Ignalina! Ai, ne, čia rajonas. Girdėjai kaip Marius. O! Grumstas dainuoja. Kvepia. Čia jūs savo sugalvojat ar kažką klautot? Čia truputį iš Salomėjos Nėries, truputį savo. Žvyra kasa. O sako, iškasenų nėra. Ir broliai! Dainuojam visi kartu! Ten iš
kartu žaini ten toksai, ar sargybinis, ar kažtoksai. Sargybinis? Nu, kažkas ten. Ateini, sargybinis, o už jo ten sekančios duris tūlikas. Toksai koridoriukas. Jūs palydėt? Mes galim. Klausyk, tau siūlom palydėt. Mes galim. Merginos, klausyk, siūlom palydėt tave. Portami vías, oh bella ciao, 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 partigiano, portami vías, e sento di morir, ya no, oh bella ciao, 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 muy buone, partigiano, e sento di morir. Nežinau, aš toks tu kam mes italai kokie, kam? Mes Ne, nėra lietuviškų iš tikro dainų. Nėra. Paskambink man rytoj liūdna, štai devyni, kažkam kaimynė. Bet Lietuva yra gerinė, Debilai, Dulkėtas kelias, juodų žirgų man gaila. Ir nieks negali suprasti čigono meilės. Iš Vilniaus atvažiuojam. Sutirpyta, išnyksti tu Margarita. Margarita, ach kodėl kiekvieną rytą saulės gaisros sutirpdyta, išnyksti tu Margarita. Parodyk avis, kiaušų. Aš nenuskęsiu tavo aksogiai. Man širpuliukai eina. Opera. Zonė gęsta, nuostabiame mieste Montego Bay. Santechniku aš dirbu Ukmergėj. Montego Bay. Aš stabdyt ar ne? Montego Bay. Priekį kliūtis. Einam prie tvenkinių, biškį. Pasimaudysim? Ne. Ar parašėt, kad jie sustotų čia? Jo, taip, bet aš nežinau. Supras. Nufilmuok. Look, last land. Mariu, jums šalta. Tamsta, Mariu, ar jums šalta? Ne. Nu ką, šūdas. Pavėlavom į konkursą. Pavėlavom. O kur tas Lexusas mūsų žadėtas? Kaip žvėris. Šmėklos. Man reikia, žinai ką, o čia matosi tas... Renault? Ai, čia Renault. Citroen. Irgi prancūzis. Van, stovi. Mariau. Ai, čia ne jie važiuoja. Ko čia ta moteris mane laikė už galvą? Ir ant linijos, o kitiems žmonėms atsistot durelės neatsidaro. Visi normalūs žmonės fotografuojasi ant šito tilto, o jūs nuvažiavote tuos lūšningus. O tu rašai, kur čia atvažiavo? Nu čiagi tas tiltas, kur čia... Mes grįšim ar ne? Kur? Norimt man rankinę. Kur jūs norit grįžti? Nori mašiną grįšim.
Ar mes eisim iš karto? Ne, čia paskui privažiuosim, bet mes norim pasidaryti mokyklai nuotrauką, o jūs apsisukę nuvažiavot iškėlę galvas. Tu urbanai su akiniais, tai o kaip tu poetiškai išėjai, kaip kokia Salomėja. Eikit, tai. Pažiūrėk. Salomėja. Wow. Nu, taip žvelgia, žinai. O kas su akiniais man? Tu su akiniais, tai tu turi psichologinių problemų. Žmonės, kai dengia savo akis. Jie patys. Aš skaičiau. Jie patys užtemsta. Patys užtemsta? Kinkit, nu. Jūs nenorit? Nu tai, kad matai čia iš tos Slavonės. Gal paskui. Tai kad galim dar būnat. Zarasai, zarasai. Klausyk, čia neaišku, kuris mokinys, kuris mokytojas. Vėjas kedena mūsų plaukus ir ką tik atvykom į Zarasus laimėti visų įmanomų prizų. Yeah. Einam į tą renginį. Nuėjo tilto nemačiusios. Nematė tilto. Nu, mums dar kažkur 20 minučių yra. Nu, tai reikia nusirengti ten, paklaust, gal duos kavos. Jo, mes ko anksčiau ateisim, to geriau bus. Pavėlavom, sumaišėm laiką, mes ant tilto jau čia seniausiai. Čia taip išlaikė. Pasižiūrėti mūsų ežerą. Tai prašom dabar sušilti pasibaigimės ir matydama tiek jaunų kūrenčių žmonių ir tiek suaugusių, kuriem yra vertybė. Ir toliau augtų karta, kuri save... Koš čia atsiskyręs? Kažkaip ir sakiau, kad mėgstu dainuot, kai žinai, ateini pasižiūri, bet mums taip ir atsitiko. Dar kalbėtis. Kas dar? Šaunu, kad jūs kūrėte. Nesvarbu, kur jūs fotografuojate. Ar tokio trampo, ar telefonais. Svarbu, kad jūs darate. Gėdos nedaryk. Paimam tiesiog vieną pizzą. Einam pavalgyti. Nu, visur tu su savo fotiku, aš nežinau, aš tau tai neįsivaizduoju, kur sukišinu. Tam, kur saulė nešviečia. Praleis, prašau, žmogų gerbiamą. Skani urbanai pizza. Pirmą kartą ananasų pizzą bandau. Ir kaip? Neskanu pasakyk. Normaliai. Sakyk neskanu. Ananasų nėra kol kas. Bet kiek neskani pizzas nuo manęs? Neskanim. Norit linksmą faktą apie šį žmogų? Jis yra padegęs Kavarskė pievą visą. Nieko tokio. Nu, būna. Wow. Labai gerai išvyka Renaldas susirado naują operatorę savo gyvenime. Linksma kelionė, Renaldo, atgal bus. Man nebepatinka šitas būrelis. Skani pizza. Labai nuostabi. Gal ir gerai, nes... Reklamuojam. Pardon, tai mes esame Vilniaus. Ačiū jums labai. Jūs labai gerai. Nu gal ne tiek aš aukštas. Tai ačiū jums labai, kad mus visus pakvietėte. Mums visiems labai malonu. Oskaras mus ką tik apšaukė, pasakė tyliai kalbėti, kad gerbite biblioteką. Nes reikia pavalgyti, žinokit, ne... Mes piciukių pasiėmėm, žiūrėkit, va, Tai gerai. abu Oskarai turi. Į Latviją labai skuba. Kas greičiau? Stokit po medžiu. Žiūrėk, Mariau labai gerai sakė, vieną tiesiog centriuką padaryti, nu, tą dramą ir... Nu, supranti, kad centriuką. Ne, nesuprantu. Niekas. Bet čia nebaidžias. Esam kapinėse, kurių greičiausiai dabar niekas nelanko. Nejauku. Ko to nejauku? Nes čia kapinės. Kai čia turi būti jauku. Kažkoks pasimetęs.
Nu, ne kasdien kapinėse būna. Papasakok, kas čia vyks. Tikiuosi, košmarai neprasidės po šitų kapinių, nes ten jau yra Oskaras Vanagas. Grįžta namo. Namo negrįžta, viską padarom čia. Nieks negrįžta. O mes jau šiandien negrįšim. Kiaulio taupyklę neišmėtikit. Va, kiaulio taupyklę aš turiu. Man ta vis tiek mintis, va dabar graikus, kai mokė. Aš rimtai sakau, nu jūs nebijokit fantazuot, mane užknisa stovi ir visi. Žiūrėkit, jeigu žmogus turi burnoj monetą, tai reiškia, kad jis yra miręs, jis eina į mirusių karalystę, žinai tu tą. Uždengia akis. Jūs, kad viskas bus gerai. Jūs prisimate. Na palaukit, pagalvokit, turim vienuolę, yra plaktukas ir kraujas. Eina kažkaip du jūrininkai per pležą. Ir vienas iš jų sako kitam. Aš chuja ne jūrininkas. Užtenka, gerai. Matai, kas man? Kilk aukščiau. Ja, įskraidinam Boeing 742. O. Nereikia kalbą. Aš žinau. Todėl ir pabūnės. Oi, palauk, sūnelė, iš tave aš kaip tave Tokios tokelės. Kur mes čia atvykome? Man atrodo, kad čia turėtų būti viešbutis, man viską rodo. Greitai. Mama, aš nenoriu čia, nu tu pažiūrėk, čia bažnyčia. Nu tai gerai, būnagi viešbučių ir bažnyčiose, nu. Keikis. Ne. Aš čia nenufilmavau šitai. Gerai. Tu apipils. Paklausykit. Bet kaip, jie dar blogiau negu klasiai. Čia yra baisu. Aš nenuomojau bažnyčios, viešbutį kambarys turi būti. Ir čia jūs turit eiti link tos bažnyčios. Nieko gero kol kas. Bet bus gero. Reikia išlipti, ar ne? Palauk. Gero, nėra bus.